Sveiki Bernardinų žiūrovai bei skaitytojai. Iš Bernardinų LT studijos su jumis sveikinuosi aš, žurnalistas Vytautas Markevičius. Šį kartą turime galimybę išsamiau pakalbėti apie vienos didžiausių Lietuvos savivaldybių, Vilniaus rajono savivaldybės žmonių gyvenimą, jų džiaugsmus, rūpesčius, šiam regionui tenkančius iššūkius ir perspektyvas. Mūsų pašnekovas Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius. Sveiki, mere, dėkuoju Jums už padovanotą laiką. Malonu dalyvauti. Gerbiamas mere, mūsų pokalbį ketiname pradėti nuo neseniai rajone praūžusios audros, padariusios nemažai nuostolių Avižienių, Riešės, Zujūnų gyventojams, bendrai seniūnijų infrastruktūrai, tačiau smogė dar viena audra. Generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija paskelbė įtarimus įvairiose Vilniaus arkivyskupijos parapijose, bažnyčiose dirbusiems kunigams dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus bei paauglius. Tai išgirdę žmonės šokiruoti, patiria gilias traumas. Mere, kaip jūsų aplinka, bendruomenė reagavo ir reaguojate į šios kaltinimus čia dirbusiems kunigams? Na, mano nuomonė, kad visi žmonės mūsų valstybėje reaguoja panašiai. Tai aišku yra ir šokas, ir skaudi naujiena, bet tikrai aš būčiau linkęs atskirti bendrai visą bažnyčios sistemą ir kitus tarnaujančius žmonės nuo tų žmonių, kurie kaltinami atitinkamais nusikaltimais. Aišku, norisi, kad mes galbūt atviriau ir kalbėtume apie tos klausimus ir nebandytume kažko ten slėpti, nes jau matau tokių apraiškų, kad kai kuriems ir gal dvasininkams yra nepatogu kalbėti apie tas egzistuojančias problemas, bet tai buvo vieša paslaptis tokia, kad visiems tai būna, atsitinka, turime patirčių ir užsienyje ir tikėjausi, kad mūsų valstybėje, aišku, tokio dalyko nėra, bet matome, kaip atsitiko. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad bent jau teisėsaugos institucijos išnagrinėjo šitą dalyką ir jau yra perduotas, kaip suprantu, teismui ir kad tai neliko kažkur užslėpta toliau. Ir mano nuomonė, kad tai nereikia sakyti, kad problemos tikrai nėra arba galbūt jinai neegzistuojanti, o tiesiog normaliai priimti kaip faktą, skaudų faktą, bet tikrai kalbėtis ir jau matau, kad atsiranda tokių kartais galbūt ir labai radikalių nuomonių skirtumų, kur, žinote, viena grupė žmonių ar kita pradeda tarpusavėje dalintis tą informaciją, vieni netiki iš viso, kiti bando parodyti, kad bažnyčia yra labai bloga. Tikrai norėtųsi, kad mes tos radikalumus nenueitume, nes Lietuva tikrai turi savo gilias katalikiškas tradicijas, krikščioniškas tradicijas ir iš tikrųjų daug yra aktyviai tarnaujančių dvasininkų ir tikrai, mano nuomonė, nereikėtų visų sutapatinti, bet bažnyčios vadovybė irgi drąsiai turėtų kalbėti apie, kad problema egzistuoja, pripažinti ir tikrai ne vien turbūt melstis už tai, kad neatsitiktų kažkas ar panašiai, o irgi padaryti viską, kad žmonės, kurie gali būti atitinkamai tokie nusikaltėliai, būtų eliminuoti iš bažnyčios sistemos ir kad ta kontrolė kažkokia, nežinau, vidaus kontrolė, jinai egzistuotų ir efektyviai veiktų. Ir čia turbūt reikia tarpusavio bendradarbiavimo ir su teisėsauga, ir su vietos bendruomenėm, kur kunigai tarnauja ir panašiai, nes matome, kad bet kur tai gali įvykti pasaulyje, bet kokiam kaime ir visa kita. Ir aš norėčiau pasakyti, kad toks atvejis ar ten apie mažamečių seksualinį vaikų išnaudojimą ir panašiai, jis yra tik bažnyčiai pripaišomas, mes matėme ir turime kalbėti, kad net ir politikai, matome, yra nuteisti už tokius dalykus ir tai yra visuotinė problema. Ir turbūt valstybė pati griežčiau turėtų reaguoti į tokių nusikaltėlių, galbūt ir duomenų kaupimą, kai čia kai kurie politikai pasisako, galbūt atskleidimą, kad būtų žinoma tiesiog, kad jeigu vienas ar kitas asmo gal yra ateistas, kad visuomenė galėtų žinoti ir atitinkamai saugotis. Tai čia, žinot, kiek žmonių, tiek nuomonių, tikrai visai visuomeniai linkėčiau, neeiti vieną ar kitą radikalumą, kad neužtrenkti durų grupė atitinkamai žmonių dėl konkrečių žmonių įvykdytų nusikaltimų, nes, kaip ir minėjau, ir bažnyčioje turime, ir politikų tarpe turime jau nuteistus žmonės. Tai čia yra problema, kurią visuotinai turime spręsti kaip brandi visuomenė. Premjeras, man atrodo,
aiškiai identifikavo, kur link valstybė turės judėti ir man atrodo, kad tai tinkamas kelias ir turime tiesiog tos sprendimus padaryti. Tolerancijos vaikų seksualiniam išnaudojimui negali būti jokios. Čia ir norėjau jūsų paklausti, nes jūs esate vienas pagrindinių ir matomiausių dabar valdžioje esančios Lietuvos socialdemokratų partijos lyderių, jos vicepirmininkas. Kaip vertinate viešoje erdvėje skambančius siūlymus griežtinti baudžiamąją atsakomybę už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir paauglius? Ir suprantu, kad jūs palaikytumėte tokias įstatymų pataisas. Vertinu gerai, tikrai gerai ir palaikyčiau tokias pataisas ir agituočiau ir kitus politikus ir dar kartą pabrėšiu, kad tokie nusikaltimai neturi nei kažkokio ten apraiškos tarnystės ar profesijos ar panašiai. Nesvarbu, ar tai yra dvasininkas, ar tai yra gydytojas, ar politikas, ar kažkas kitas. Tokie nusikaltimai yra netoleruotini ir visuomenė turi būti pasiruošusi būti jiems atspari ir padėti viena kitai. Tai baudžiamosios atsakomybės griežtinimas tikrai, man atrodo, būtų logiškas variantas. Na, o dabar, mere, norėtume tęsti mūsų pokalbį apie neseniai rajone praūžusią audrą, padariusią nemažai nuostolių Avižienių, Riešės, Zujūnų gyventojams, bendrą seniūnijų infrastruktūrą. Prisimenant tą siaubą, kokį vaizdą jūs išvydote, pamatėte praūžus tai audrai? Na, iš tikrųjų, mes jau turime patirties, nes prieš porą metų turėjome dar didesnę krizinę situaciją, kada po audros Vilniaus rajonas ypatingai buvo, kurios paliestas, neteko daug elektros tiekimo ir tai truko net kai kuriuose namų ūkiuose iki savaitės. Ir pastokojom irgi dėmesio iš institucijų tarnybų, tai patys turėjome nemažai irgi daryti atitinkamų poveikio priemonių ir būti vietoje, ten važiuoti, žiūrėti, kur tie laidai pakibė ir panašiai. Tai mes jau tą patirtį turėjome ekstremalios situacijos. Na, tai parodo, kad klimatas vis dėlto mūsų keičiasi ir tokių audrų turime vis dažnesnių. Dabar, ką matėme, tai teritorijos, kai kurios buvo paliestos ypatingai stipriai, tai norėčiau pabrėžti, kad Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijos priemiestinės, jos ypatingai nukentėjo, turėjo didžiausius padarinius. Ten kai kur buvo apokaliptiniai tokie vaizdai, atrodo, kad viesulas tiesiog į kiemą pas kažką įsisupo, už 50 metrų to nebuvo, ir tiesiog griuvo visi sodai, medžiai, nurauti stogai buvo ir panašiai. Tai, kad žmonės kai kurie galbūt brandino, augino, kūrė gerbūvį 20 tokių metų, tai buvo per pusę valandos suniokota. Na ir aš manau, kad savivaldybė, kai vietos valdžia, bendraujant ir dirbant su savo bendruomenė, mes irgi turime ištiesti pagalbos ranką pagal visus galimus teisinius mechanizmus, todėl vėlgi gavę atitinkamą informaciją dėl audros stiprumo ir panašiai iš tarnybų, buvo rekomendacija vietinių lygmens, seniūnijų lygmens ekstremalią situaciją paskelbti, tai priėmiau šitą sprendimą, kad tiesiog atlaisvinti mechanizmus ir lengviau galima būtų greitesnėm procedūrom padėti mūsų gyventojams. Tai turim plius apart tos kasdienės pagalbos ir taip vadinamą mero rezervą, kur komisija gali svarstyti ir teikti paramą, kompensacijas ir pagalbą susitvarkyti. Tai aišku, čia nebus, kad mes atstatysim kažkam namą pilnai ar dar kažką, bet ten, jeigu turime daug išvestų medžių, tai vėlgi žmogus jos sutvarko, jas reikia išvežti, tai yra labai didelė vėlgi sąnaudos ir apkrova pačiam žmogui, jeigu kalbant apie vieną namų ūkį ir padarinius, tai esam pasiruošę šitą pagalbą tiekti. Aišku, pagal galimybės ir laikas yra svarbiausia, tai suprantu, kad norisi greit, bet reaguojam. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visos tos pamokos, kurios buvo galbūt per tos paskutinius metus, kai mes tų ekstremalių situacijų turėjom, nes turėjom, man atėjus net kibernetinę ataką, tai tikrai buvo irgi ypatingai sudėtinga situacija. Mes esam kaip komanda susidėlioję žmonės ir tos reagavimo algoritmus, kurie kartais yra greitesni nei institucijų, kurios turėtų reaguoti. Tai labai džiaugiuosi ir norėčiau tikrai padėkoti, pagirti ir mūsų seniūnijas, nes jos reagavo labai greit. Kai kurios net iš karto pasiskambino administracijos direktoriui, kuris turėjo pavedimus mano, ir tos, kurios mažiau paliestos, sako, kad kolegams reikia važiuoti padėti tiesiog, kad gyventojams tą pagalbą suteikti.
Tai džiaugiuosi ir komunalinėm įmonėm, kurios operatyviai pagal galimybės pradėjo tvarkytis. Tai, na, tie algoritmai veikia, bet aišku, gyvenam tokiais laikais, kai tas klimatas tikrai yra pasikeitęs ir matom, kad tos audros bus vis dažnesnės. Matom Lietuvoje ir viesulus, kurių galbūt ilgus metus nieks nematė. Ir tiesiog turime priprasti ir turbūt turėti patobulintą sistemą tą reagavimo, kad kuo greičiau tos padarinius šalint. Kitas dalykas, bendrauti irgi su valstybinėm institucijom, kad ir pranešimų sistema veiktų. Visų pirma, svarbiausia yra žmogaus gyvybė, tai kad žmogus būtų saugioj vietoj, kai kažkas tokio prasideda, nes dabar, jeigu kalbant apie tinkamas tarnybas, tai pranešimų nebuvo žmonės gavę ir tai vėlgi buvo spraga atitinkama, nes kažkas nesuveikė, o turėtų gauti, kad būtent va šitam regione, nes tai buvo pirminiai, kad kažkada dienos metu ten informacija pateikta, kad kažkada ta audra bus, bet po to, kai jau buvo pats tas pavojus, tai nieko nebuvo. Tai čia turime dar ką padaryti, bendrai kalbant, kaip valstybė, turbūt bendraujant savivaldybė ir visos institucijos, bet sakau, džiaugiuosi, kad praeities pamokos išmokino mus efektyviai reaguoti, ir žmonės tai mato, ir komanda pasiruošusi dirbti. Gerbiamas merė, sparčiai augančiose seniūnijose, jau mūsų aptariamuose Avižieniuose, Ėrišėje, Zujūnuose jau daug metų aštriausia problema, kaip ir daug kur, darželių ir mokyklų vietų trūkumas. Kokie konkretūs projektai numatyti artimiausių metų? Tai aš galbūt net pradėčiau apart projektų, kodėl tai yra trūkumas. Vienas tai yra galbūt politinis planavimas, nes už kitus žmonės aš negaliu atsakyti, mes bent jau kiek galim tarybai stengiamės nešti ir tą poreikį parodyti, kas yra įmanoma pamatuoti. Tai tikrai planavimas, mano nuomonė, jis buvo nekokybiškas ir netoliaregiškas, nes jeigu tu matai teritoriją, kur yra urbanizuota, tai tu turi sudaryti tokias sąlygas, kad kai statosi kvartalai, būtų rezervuoti atitinkami sklypai viešai infrastruktūrai ateityje. Nes mes puikiai suprantam, kad visiems reikia sveikatos paslaugų, švietimo paslaugų, kultūros paslaugų, susibūrimų vietų ir panašiai. Todėl nesinorėtų, kad tos gyvenvietės atrodytų tik užstatyti plyni laukai ir visa kita. Tai dėl to ypatingą dėmesį dabar teikiame šitiems prioritetams ir kalbame nuolat apie planavimą teritorijų. Dabar situacija teritorijose, kurios jau yra, kokios yra, jinai yra bloga dėl to, kad mes neturime tų rezervuotų vietų. Įsigyti dažniausiai rinkos kainą savivaldybė ten negali, nes tai neįperkama, nes žmonės parduoda brangiau. Gali būti paėmimas visuomenės poreikiams, nes užtrunka irgi labai ilgai. Ir turbūt darželiai buvo viena opiausių problemų, bet noriu pasakyti, kad dabar sparčiai yra sprendžiama, pavyko rasti ir politinį sutarimą. Aš buvau šalininkas tokių greitų sprendimų, nes gyventi reikia čia ir dabar. Jeigu mes planuojam stacionarų pastatą kažkokį rimtą, tai projektavimai, visi derinimai, pirkimai, rangos pirkimai, kontrolė, dar kažkokie ginčai, jeigu jie įvyksta, užtrunka ilgai ir mes tą pastatą nuo starto, nuo idėjos galim greičiausiai per 7 metus kokius galbūt gauti, ne? Geriausiu atveju per 5 gal. Bet mes dabar turime patvirtintą modulinių darželių nuomos programą ir patalpų nuomos kvadratų programą, kur lėšas skirstome taip, kad per metus galėtume įstaigą turėti. Tai pabaigtos buvo paskutiniu laikotarpiu Riešės naujo darželio statybos. Tai yra stacionarus naujas modernus darželis, jis funkcionuoja ir pilnai yra užpildytas. Taip pat mes esam paleidę modulinių darželių nuomos programą ir tokiose vietose, net nukrypsiu truputį nuo šitų seniūnijų, kaip Rastinėnai, kur yra didelis sodų masyvas, mūsų gyvenvietė čia Sudervės seniūnija, irgi buvo vietų trūkumas, turime modulinį pirmą darželį savivaldybės. Taip pat tokią įstaigą priemiestinėse Galgiuose, kur turėjome sklypą, šiais metais atidarysime ir tenkinsim poreikį. Grįžtant prie Riešės pačios seniūnijos ir Avižienių, tai tarpas yra tarp šitų dviejų gyvenviečių, tai yra Bukiškio kaimas ir Bukiškis yra dabar sujungtas su Riešė per Avižienius atitinkamų naujų modernių kelių. Tai yra patogus susisiekimas, kur ateityje ir viešasis transportas tikrai kursuos. Ir ten mes išsinuomavę esam dabar patalpas naujam pastatytam objekte. Tai rugsėjo mėnesį duris atvers naujas modernus darželis, kuris irgi virš 100 vaikų sutalpins. Tai tie sprendimai yra, taip pat stengiamės prie mūsų mokyklų, kur turime patalpų,
užtikrinant pavežimo paslaugas, irgi darželinės grupės dėkti. Tai jeigu taip žiūrint pagal tas programas, manant ir tas iniciatyvas, kuriuose galbūt ir privačios, matau, kad šitose teritorijose, darželiuose vietų atsiras vis daugiau ir tas poreikis artimiausiais metais, ryšim su to, kad visiems gyventojų skaičius, vaikų skaičius nedaugėja, galbūt jie tik koncentraciją turi arčiau šitose gyvenvietėse, tai tą problemą mes turėsime išspręsti, juolab, kad ir Bukiškyje mes savo darželio patalpas modernizuojam ir plėsim, ten bus papildomai dar ne tik tą, kurį išsinuomavom, bet problema opiausia ateityje bus mokyklos. Ir jeigu pradinės tokias mokyklas, kur visiems mažieji mūsų gyventojai mokosi, mes irgi per modulinę programą, modulių statybos programą bandome spręsti, tarkim, Maišiagalos lietuviakalbiai gimnazijoje mes dabar statom pradinę mokyklą, kad iškelti atlaisvinti klases modulinę. Taip pat planuojame tokią ateityje Mickūnuose ir kitose gal vietose, arba kažkur priestatus po vieną kitą modulį. Tai gimnazijas normalias, kur reikia jau specializuotų klasių ir visa kita, ten jau turi būti normalios konstrukcijos su daug patalpų, kur specialistai gali dirbti ir panašiai. Tai čia jau yra uždavinys suplanuoti. Ir teritorijų dėja tiek daug neturim. Vieną esam radę irgi šalia miesto Avižienių seniūnijoje, kur mums priklausanti. Vieną plėtrą mes vykdom, bet lenkakalbės mokyklos Riešėje ir čia politikai turėtų apsispręsti, koks vaidmuo tos mokyklos galėtų būti, ar jinai galėtų būti dvikalbė ateityje, kas irgi yra pas mus priemiestinėse mokykloje vykdoma tokia programa, tai yra ir Niemežis, ir Avižieniai, ir Pagiriai turi tokias dvikalbės mokyklas, ir tai poreikį tenkint. Dabar yra labai sparčiai statomas priestatas Avižienių gimnazijos ir aš tikiuosi, neseniai buvau objekte, kad jis irgi atvers duris dar šiais metais, nes tikrai viskas juda labai gerai, bet tas poreikis, žiūrint, kiek žmonių atsikrausto ir apsigyveno čia, jis bus labai minimalizuotas. Jis tik greit mes vaikus užpildysim ir aš manau, kad jau dar po metų turėsime vėl tą poreikį. Todėl aktyviai svarstome, kur šalia galima būtų tas naujas mokyklas irgi planuoti, projektuoti, bet kaip sakau, gimnazijos yra toks dalykas, kad tu jau turi nuo pat projektavimo iki rangos įvykdymo, turėsi mažiausiai 5 tokius metus, o gyventi reikia čia ir dabar. Iššūkių turbūt būtent vietų trūkumas bus, juolab, kad ir pats Vilnius stokoja. Tai jeigu pamatysime, kiek tų vietų reikia ir kiek žmonių atsikrausto ir gyvena sostinėje ir aplinkui sostinės regioną, tai yra visuotinė problema ir aš manau, kad gal ateityje net reikėtų svarstyti tokią, jeigu tai būtų galimybė sugeneruoti lėšas vyriausybinę programą, kad tokioms stambiausiams savivaldybėms galima būtų skirti finansavimą tų mokyklų statyboms. Nes pačios savivaldybės jos tiesiog, jeigu jau opi problema yra, jos negali finansiškai patempti šitą dalyką, nes tiesiog lėšų tiek nėra. Tai aš manau, kad tai galima būtų svarstyti būtent per tokią didmiesčių ir žiedinių aplinkinių savivaldybių gal rėmimo programą, jeigu tai pavyktų sudėlioti. Tai sakau, darželiuose vietų trūkumą aš manau, kad artimiausiais metais pavyks kažkiek stabilizuoti, o pradinės mokyklos irgi, bet kas liečia jau gimnazijas ir tas jau tolimesni mokymasi, jau ta prasme pagrindiniai gimnazinėse klasėse, tai čia bus iššūkių tikrai nemažai, reikia tai pripažinti. Gerbiamas merė, nemaža Vilniaus rajono gyventojų dalis kasdien juda į Vilniaus miestą. Kaip klostosi praktinis bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybė dėl bendrų transporto maršrutų, judumo mazgų, apie ką jūs užsiminėte, priėmimo į ugdymo įstaigas? Ir ar daug jūsų rajone gyvenančių žmonių susiviliojo Vilniaus miesto savivaldybės piniginė paskata deklaruoti gyvenamą vietą sostinėje? Žinote, yra vietų, kur pavyksta bendarbiauti, kur galbūt sunkiau sekasi. Aš nuo pirmų dienų, kai tapau meru, irgi sakiau, kad nesvarbu, kokios yra politinės pažiūros ar partijos ar panašiai, tai tas bendravimas tarp savivaldybių yra reikalingas. Mūsų atveju, jeigu mes norime pasiekti maksimalią naudą mūsų gyventojams. Tai susisiekimas ir tai mums visai neblogai pavyksta bendrauti, taip kartais ten padiskutuojam, nes tai yra skirtingos sistemos ir čia dažnai gal priklauso net ne nuo mūsų noro, nuo galiojančių teisės aktų apie ten regioninį transportą, visus kitus dalykus, apie tai, kas dabar yra Seime teisėkūros pavidalu, kaip norima keisti irgi reglamentavimą, kad galbūt grįžti prie lankstesnio
vidaus sandorių reglamentavimo, nes, iš tikrųjų, mano nuomonė, kad savivaldybės galėtų pačios taip efektyviau viešasias paslaugas tenkinti. Tai mes esame su Vilniaus miesto savivaldybė, su mūsų autobusų parkų ir judų įmonė įgyvendinę bendro bilieto tokią programą, kur mes turime galimybę iš Vilniaus rajono važiuoti atsispausdinus arba nuskaitę vieną bilietą ir tada jis galioja dar kažkiek laiko pagal mūsų tarifus Vilniaus mieste. Tai šitas dalykas yra padarytas, daug reikėjo padirbėti, nes skirtingos nuolaidos, skirtingos galimybės yra mūsų patvirtintos savivaldybių tarybų, tai džiaugiuosi, kad pirmas startas buvo. Toliau mes diskutuojame aktyviai, kadangi dėl maršrutų, kur įvažiuoja miesto transportas į mūsų teritorijas, nes arti priemiesčio, kur apsimoka, tai jie tikrai važiuoja ir mes diskutuojam, kad kai kurias vietas galima būtų pratesti galbūt tos maršrutus. Tai štai, pavyzdžiui, pavyzdys, kur tikiuosi, kad sutarėm ir įgyvendinsim, yra mano minėti Galviai, kur mes statome modulinį darželį. Savivaldybė tam specialiai ten toliau išasfaltavo gatvę, padarė žiedinį apsisukimą ir taip mes į gilumą galėsim prileisti ir autobusą atvažiuoti ir taip žmonės, kurie vietoje gyvena, jiems nereikės kažkur toliau eiti, o galės patekti šalia ir su vaikučiais, jeigu važiuos viešuoju transportu, ir taip į gyvenamąją teritoriją irgi arčiau įvažiuoti. Tai lygtais tokie sutarimai yra. Kompanijos ten irgi pasiskaičiavo, kad pelningi maršrutai tie pratęsimai, kad ten labai daug kompensuoti kažko nereikėtų, tai per tą prizmę bendradarbiavim. Ateityje ambicijos yra dar didesnės, nes jeigu bus galimybės finansinės, ryšium su kokia infrastruktūra mes ateityje dirbsim, ką plėtosim, kokius kelius tiesimės, dabar turime naujų 15 elektroautobusų nusipirkti iš projekto ir dar pirksim vidutinio dydžio, tai norime tokius žiedinius maršrutus galbūt daryti, kur iš atokiausių vietų net galima būtų gyventojus surinkti ir tada turėti tašką neįvažiuojant į miestą mūsų transportui ten žmonės paleisti, suderinimus su judų įmonė, kad po kažkurio laiko, kelių minučių atvažiuoja būtent pagal grafiką iki to taško Vilniaus miesto transportas ir jis jau išveža iki centro kažkur Vilniuje žmonės, kad nebūtų, kad mūsų autobusai įvažiuoja į miestą ir kad labai giliai neįvažinėtų judų transportas. Bet čia dar tokios yra ne utopinės, bet tokios tik vizijos, kurias mes kaip ir pristatom, kaip matom, kaip patogiau, kad būtų mūsų žmonėms, nes žmonėms svarbiausia yra pasiekti iš taško A tašką ten B. Ir mes darę kažkada esam tokias analizės, tai susisiekimas yra vienas tokių opiausių klausimų. Toliau, jeigu kalbant apie švietimą, sako, ten prisirašymus į švietimo įstaigas, tai čia sunkiau bendrauti, dėl to, kad, kaip ir kalbėjom su jumis, vietų yra trūkumas nemažas, kiekviena savivaldybė turi savo gyventojų poreikį patenkinti ir labai sunku susigaudyti, kas kur yra deklaruotas kartais. Žinote, kad dėl tų priežasčių irgi kartais žmonės deklaruojasi specialiai kitoj savivaldybei, bet kartais būna taip, kad tėveliai važiuoja dirbti kažkur į patogią vietą ten Vilniuje ir jam patogu yra palikti vaiką darželėje šalia, irgi ieško galimybių, kad galbūt net ir neturėdamas poreikį, nors turi darželį šalia namų, palikti vaiką galbūt būtent ten arčiau darbo. Tai irgi tokių atvejų turim, bet šitą mes turbūt niekad ir nesuvaldysim, nes visada tokios situacijos bus. O tos kompensacijos, tai žinote, čia yra Vilniaus priimtas mechanizmas. Aš nenoriu jo nei girti, nei peikti, nei kažką. Matėm, kad jie viešino, kiek ten pas juos prisirašė žmonių papildomai, bet mes tai nemanau, kad kažką praradom, dėl to, kad irgi statistiką analizuojant, matome, kad daugiau vilniečių pradeda prisirašyti pas mus. Tai, žinot, ta situacija yra abipusė ir mano nuomonė, kad ne per tokias kompensacijas neturbūt reikėtų judėti, o per tai, kad būtent atkurti infrastruktūrą, planuoti, kuo greičiau patenkinti tos poreikius infrastruktūros ir tų viešųjų paslaugų vietose, kur žmonės gyvena, ką mes ir kalbėjom prieš tai. Jeigu galime greitai per tam tikras programas pastatyti švietimo įstaigą, kažkokią ugdymo įstaigą ar sveikatos priežiūros paslaugas teikti, tai aš manau, kad tai yra žmonių pritraukimo mechanizmai geresni nei mokėti pinigus, kurie, kaip ir pasakys, nuguls kišeniai, bet realiai po to apčiuopiamų paslaugų kaip tai už tai ir negaus. Vilniaus rajonas merė išsiskiria savo tautinę bei kultūrinę įvairovę. Kaip pavyksta išlaikyti pusiausvyrą tarp tradicijų išsaugojimo ir atvykstančių naujų gyventojų integracijos? Kokiais būdais bandoma čia gimusi augantį jaunimą pasilikti gyventi rajone, o ne išvažiuoti į didmiesčius tarp jų ir Vilnių?
Nu, matote, čia yra toks turbūt sudėtingiausias dalykas, nes tie kultūriniai visi reikalai, kaip būna kaip ir tokie religiniai, yra tokie visada artimiausi, ne, žmogui yra sunkiausi diskusijai, dėl ko galima sutikti, nesutikti, diskutuoti, ką labiausiai galima mylėti ir panašiai. Tai man tai asmeniškai yra labai rūpimas klausimas, nes aš manau, kad visa ko pagrindas vis dėlto prasideda nuo bendruomenių ir nuo to, kaip žmogus gali saugoti savo identitetą ir jaustis gerai. Tai Vilniaus rajonas vėlgi tam tikrų momentų, mano bent jau akise, vėlgi aš čia nenoriu jokių kolegų iš kitų partijų kritikuoti, bet buvo taip, tapęs tokia mini konfliktų terpė, kur vieni ir kiti galėjo galbūt išnaudoti ir tą tautinį naratyvą ar kitus dalykus, bet man tai svarbu labai buvo iš tikrųjų žmonės kuo daugiau suvienyti, nes visi esam šitos pačios valstybės piliečiai, vienodai jie mylintis, nesvarbu ar aš esu iš Rietavo ar iš Vilniaus rajono savivaldybės, visi mes esame čia lygus ir turime tas pačias teises, ne, ir galų gale dirbam, mokam mokesčius ir tikimės, kad valstybė mumis taip pat visais vienodai pasirūpins. Tai man atrodo, kad mūsų potencialas yra šiaip tas daugiatautiškumas ir įvairiakultūriškumas, dėl to, kad mes galim būti patraukus ir turizmo prasme, turime gal turiningą kultūrinę programą, tikrai turtingą, kur galime rodyti ir čia atvykstantiems užsieniečiams ir visą kitą. Čia žmonės dažniausiai pramoksta daugiau kalbų, kas irgi yra svarbu. Ir aš nekalbu tik apie vietinius, ar apie tos, kurie atvažiuoja ir su kaimynais bendrauti pradeda ir tai truputį galbūt padeda irgi vieną ar kitą kalbą išmokti ar patobulinti. Tai man labai svarbu buvo iš tikrųjų tos tikros savivaldos pamatų kūrimas. O tai neįmanoma be stiprių bendruomenių įtraukimų. Kadangi Vilniaus rajono savivaldybė yra nelabai didelė žiedinė savivaldybė, kuri neturi vieno tokio centro, tai mes dažniausiai vienoje vietoje visi ir nesusitinkam. Ir kaip aš minėjau, pavyzdžiui, kokie avižieniai tikrai nežino, ko gyvena medininkai. Arba kokie buivydžiai, mūsų labai graži maža vietovė pasienio pusėje, nežino, ko gyvena zujum. Tai mūsų pagrindinis gal tikslas buvo rodyti, kad visi yra šitos savivaldybės gyventojai, nesvarbu iš kur tu esi atvykęs, bet tu čia gyveni ir visiems, ir taip pačiai savivaldai, valdžiai, ten esi vienodai rūpimas ir kartais stengiamas komunikuoti, kokie darbai kur atliekami, kad suprasti, kad Vilniaus rajonas yra tikrai labai didelis ir kad visose teritorijose reikia tos darbus atlikti, plus pateikti tą kultūrinę programą, kad nebūtų visiems irgi patraukli. Tai tikrai yra ir to tautinių mažumų tikrai repertuaro labai plataus, kaip ir mes turime pagerintą galbūt kultūrinę visą programą, kur mūsų kultūros centrai vykdo ir sutelkia bendruomenės į didelės šventes. Ir jeigu, pavyzdžiui, kokiai Riešėje mes neturėjom, neturim dar patalpų net kultūros centro padalinį, nes tai tas iššūkis, kurį aš prieš tai minėjau, dėl teritorijų planavimų ir panašiai, tai kas galėjo pagalvoti, kad visai susitelkus ir su bendruomenė bendraujant, savivaldybė organizuos koncertą, kur Riešėje kažkur, ten hipodromo teritorijai gros tokia legendinė grupė Smolk. O prasme, jie po kažkiek laiko po mūsų koncertų, kuris ten paliko labai didelį įspūdį visiems, organizavo koncertą, už kurį mokėjo Didžioji Britanijai, kur irgi buvo daug fanų ir visą kitą. Tai, pavyzdžiui, Riešėje nebuvo, tai atsirado tiesiog iš iniciatyvos, nes tai nebuvo, kad kažkokie pinigai ar kiti dalykai, atsirado, nes norėjosi tą bendruomenę irgi suvienyti. Bet kas yra geriausia, kad ten atvažiavo ir kiti mūsų gyventojai ir jie tarpusavy irgi mezga kontaktus, bendrauja, džiaugiasi, kad kažkas vyksta. Tai mes į tai dedam tikrai tas minkštasias galias labai daug dėmesio. O kitas dalykas, administracinis lygmuo, ką galim padaryti, nes restruktūrizuojant truputį visą struktūrą tą savivaldybės administracinio aparato, mes sąmoningai įkūrėme tokį skyrių, kuris rūpinasi vietos bendruomenėm ir ten ir pasiekė jas. Ir pasiekoje vietos galbūt aktyvistai, tie, kurie tam būrėsi bendruomenės, pradėjo bendrauti labai daug tarpusavėje. Tai mes turim tą patį rezultatą, kokie sužionys, kurie yra labai toli, bendrauja, ten žino, ko gyvena Riešės bendruomenė. Ir atvirkščiai, ką jau sakiau, kad buvo tikslas pasiekti. O bendruomenių lyderiai jau toliau tą iniciatyvas permeta pas save, perneša pas save vietovėse. Ir tai mes turime tą tinklaveikį ir kontaktą. Projektų rašymą,
nes va ta mano iniciatyva, kuri buvo kitose savivaldybėse, bet rajone nebuvo ir taryba ją palaimino, tai dalyvaujamojo biudžeto programa, kuri mažais žingsniais per pastarosius metus pasistumėjo, kad esam su Kauno rajonu turbūt daugiausiai finansuojančios dalyvavimo biudžeto programas savivaldybių. Ir labai platus įsitraukimas nuo mažiausių iki didžiausių bendruomenių yra. Žinot, ten graži demokratija gaunasi, kad žmonės agituoja, balsuoja vieni su kitais, ten kaimynus palaiko. Ir jie žino, kur ta infrastruktūra atsiranda ir kad pačios bendruomenės dalyvauja ir sako tą žodį ir kūrė tą savivaldą nuo pat pamatų. Tai man atrodo, kad mums vis geriau sekasi visus žmonės suvienyti ir parodyti, kad esam atviri visiems ir visi esam čia lygūs ir tie patys gyventojai. Nėra skirtumo, iš kurios vietos tu atvažiavai, ar tu esi čia jau, nežinau, gilias tradicijas šeimos turintis gyventojas ir panašiai. Gerbiamas merė, pokalbio pabaigoje pasvajokime apie ateitį porą minučių. Dažnai minime Lietuvą 2050-aisiais. Kokie ateities projektai padėtų rajonui išlikti patraukliu regionui, darbui, gyvenimui ir poilsiui? Auginate 2 mažus vaikus, sveikiname, neseniai gimė jūsų šeimoje sūnus. Ar norėtumėte, kad užaugę vaikai gyventų būtent Vilniaus rajone ir būtų jisai patogus ir darbui, ir gyvenimui, ir poilsiui? Tai kas be ko, labai noriu, bet sakau, kad darbai kartais jie užtrunka nuo pačios idėjos iki įgyvendinimo, o gyventi reikia čia ir dabar, reikia tų greitų sprendimų. Tai visų pirma, žmonėms reikia viešųjų paslaugų, dėl to mes privalome kuo aktyviau investuoti, kad darželiai ir pradinės, bet mokyklos būtų arti namų. Tai pavyksta įgyvendinti vis sparčiau, bet išlieka tas probleminis klausimas, kad visiems turėsim turėti tinklo pertvarką, kad patenkinti poreikį plėtros gimnazijų ir kažkaip suskirstymą tų vaikų ten. Kitas dalykas, norisi, kad tai nebūtų miegamieji rajonai, būtų gyvos vietovės, dėl to aš ir kalbu apie tą harmoningą planavimą, kad būtų ir kultūros paslaugom vieta, ir sveikatos paslaugom, nes mes į sveikatos sritį esam labai daug pastaruoju momentu suinvestavę ir tikrai mūsų 2 poliklinikos juda labai sparčiai į priekį su visų ambulatorijų tinklų ir žmonės tai pastebi. Aš labai džiaugiuosi būtent šitoje srityje, kad padarėme proveržį. Ir aišku, ta infrastruktūra, kuri gali pritraukti papildomai kažko. Tai žinote, kad mes jau esam finišo tiesiojoje, Rudaminoje turėsim baseiną, tai tikrai labai reikalingas ne tik poilsiui, rekreacijai, bet ir vaikams mokytis plaukti, sportuoti ir visą kitą. Tai tokiuose dideliuose centruose mes turime turėti tą tokią kritiškai reikalingą irgi infrastruktūrą. Nemenčinės mieste regioninio pagrindo sporto kompleksą irgi suplanavome, judant į procedūrą, agentūros viską įvertino ir ateityje jis kažkada atsiras ir tai bus traukos centrų, kuris duos ir turizmui galbūt plėtrą kokią ir panašiai, jo, kad ten turime ir biatlono trasą, kur gali ir tarptautinės varžybos vykti ir visi kiti reikalai. Bet, yra tie dalykai, kurie viską lemia ir kas yra gal mažiau populiarų aptarimų. Tai aš visada sakau, kad didžiausia ta problema yra mūsų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuos aš jau nuo atėjimo bandau ten keisti, nes dabar esam korektūros stadijoje bendrojo plano, nes nuo jo viskas prasideda, neseniai apibrėžta, o dar jeigu jis bus patvirtinta korektūra, mums reikia naujai parengti bendrąjį planą. Ir bendrajam plane būtent ir numatyta, kaip rajonas atrodo. Tai mano svajonė bent jau, kad šitas dokumentas būtų sutvarkytas iš kūrybinės pusės, kad politikai galėtų pasakyti, kad štai čia mes matome naujas miestas atsiranda, čia mes sustabdom urbanizaciją, čia mes suplanuojam teritorijas taip, kad žmogus pėsčiom galėtų išėjęs nueiti į mokyklą, nueiti į gydymo įstaigą ir nereikėtų ten važiuoti automobiliu kažkur teršti ir panašiai, nebent tai į darbą kažkur važiuoja į miestą. Tai man čia yra didžiausia svajonė, nors tai sunkiai suvokiama kartais ir nepopuliaru, nes sudėtinga tokius dalykus kalbėti, bet jeigu mes šitą sutvarkysim, tai tada atsiras erdvės ir politikams galbūt tikrai kūrybiškai mąstyti ir kur. Ir čia reikia iš tikrųjų pasidarbuoti daugiau galbūt ir centriniai valdžiai, kad kažkaip supaprastinti procedūras, kad ta vietos savivalda galėtų laisviau be visokiausių teisminių procesų, su kiekvienu fiziniu asmeniu ar kažko kitų tos planus tvirtinti, nes procedūros ilgos, jos užtrunka kartais dešimtmečiais, o žinot, kaip ir minėjau, gyventi reikia čia ir dabar ir kurti reikia čia ir dabar. Tai aš palinkėsiu turbūt, kad kūrybiškai viską žiūrėtume ir nebijotume tų sprendimų priiminėti.
Ačiū Jums, merė, už pokalbį, už padovanotą laiką. Linkime gražios, besibaigiančios vasaros ir gražaus artėjančio rudens. Iš dienraščio Bernardinų LT studijos transliavome pokalbį su Vilniaus rajono savivaldybės meru Robertu Duchnevičiumi. Pokalbį vedžiau aš, žurnalistas Vytautas Markevičius. Ačiū, kad buvote su mumis. Sudiev.